šiandien truputėlį kitoks nei vakar. Nelepins, man atrodo. Neturėsim tokios prabangos kaip vakar. Va, nieko nesimata. Žabai matosi tik tai. Mūsų apsnigta šitą įrangą. Atsikasim. Užpūstę. Arturas ieško šitų koliukų. Va, koliukų susirasim. Koliukų programą. Užkasam, vakare, o ryte išsitraukiam. Saulė pro kažkokius tai debesis, gal kažkiek išlys kažkada. Bet kol kas sninga ir pūsto. Šitos pusės daugiau, Arturai, biškį papūstė, ne? Kasam tuos. Valandinės vyksta pakavimo procedūra. O čia kur mes gyvenom? Duobė. Nesvarbu. O, labai sutaupo laiko, nes nereikia jos normaliai išiminėti ir kitą dieną vėl statom iš karto. Gal čia, tas lengvesnis gal negalas, dedam į galą. Nu ką, šiandien va toks va čiuožimas, ėjimas. Yra naujo sniego supustyto. Saulutė šviečia. Kur mūsų draugai eina už manęs, eina. Čiuožia. Čia šone labai gražus kalnai, Vidmantas sakė. Tikra žiema. Nu ką, startuojam šiandien truputį vėliau, 1 valandėlę, nes ilgiau užtrukom su pūga. Bet užtat vaizdą kokį turim. Pūsnis. Smėlio sniego pūsnis. Oi, su batukais. Izma! Mano panašiai va. Buvo toksai šitie juoda balta. Nu toks dvigubai mažesnis. Nu va, pasiekėm dar vieną hitą, kur biškį pailsėsim. Vaizdelis labai gražus. Matyti ežeras aplinkui, pagal kurį ėjom. Saulutė, pavasaris. Nu, iš tikrųjų atrodo kaip žiema, bet šalčio nėra. Vėja truputį yra. Truputį pripustyta. Ateina žiema, eina tada su slidėm jau per ežą, vėl staupa. Tiesioja, čia, žinai, žmonės blecha ir taip sunkiai gyveno, tai, žinai, jie bandė sugalvoti kuo prasčiau. Bet gerai atrodo, ne? Jo, gražiai. Važiuojam ilsytis. Kalną gausim. Lietuviškas slalomas. Lietuviškas slalomas. Lietuviškam variante su rogutėm. Opa!
Okay. Va, turistų forenė. Čia irgi reikia palikti. O, šilta, faina. Tai gal geriau. Opa. Nuo 1888 metų čia. Kas čia papasakokit dar Ne, kartą? čia kai turistų klubas perėmė. Čia istorija, ne? Čia istorija, va, antros kartos, kuri ten perėmė. Čia pirma karta. Čia trečia karta. Tai va, gal dabartiniai. Gal Tai dabartiniai. gali būti. Man Ne. atrodo, šitas ir tas yra tie patys. Ai, gali būti. Gal tai berais tas pats. O, čia ždinukas. Valosi žmonės, tvarkosi. Matai, perstatė 39 metais. Ką, turi Vidmantas atpildavo už šitą, kaip sakyt, kažkokį amerikietišką paėmį, sakė. Kažką jau. Čia amerikietiškai. Čia gal ne Garygos. Aha. Artūrai vaizdą parodėm Vaizdas tai toks. pro langą. Šiaip tai... Ta, ką mes ir matėm. Čia ežeras vasarą būna. Mes prisižiūrėjom. Vasarą būna ežeriukas. Man tai atneša bulkutės tau. Turėsi draugui fotografuoti. O, ir jūs tada. Senhora, já vamos passar. Jūs dar. Senhor, Va, čia mes prašė. Jisai mes tas vargėjome į kitą pusę, o jis nuėjo į kitą pusę. Ir tik nuėjo atsiuntė. Kur skaniausias bandelės, žinai. Ką aš parašiau, nesimenu. Aš parašiau savo, ne, čia jisai, aš bet atsiunčiau aš jam irgi, kad kažką tokį parašiau, dabar neatsimenu, žinai. Bet žodžiu, tai tarsi siuntinėjom visą laiką su juo, žinai, kur bandelės skaniausias, žinai, kažkur žinai. Nu, ragaujam. Aš taip bėgti ir visą laiką užbėgti. Oi, karštas dar, ką tik tai iš pečiaus. Ne, jis matomai turi, žinai, viską sudarytą. Cinamonas. Kaip tau, čia duokime ekspertų, žinai, kuris nusimano, žinai, mes tai sugadinti esam. Bet tai kiek čia pridėta girdinti? Čia pas mus irgi kepu šitą receptą. Paprastą bandelę. Bulkutė su cinamonu. Bet mes sakai, pardavinėjai ten vos rūda, žinai, yra. Čia tokia nepagėliau, žinai. Kaip pas mus pasakyti, neišvokta. Nu, neišvokta. Nu ką, čia norvegiški tualetai. Einam pažiūrėti, kas viduje. Nei vyriški, nei moteriški. Oi, atsiprašau, čia dušas. Dušai. Užrakinta. Oi, palaukit, atsiprašau, čia dušai. O tualetas gal kitoj pusėje. O, toks puodas gražus. Gražus puodas, laisvai pastatomas. Ir nėra jokio bakelio, nieko. Ir ten krenta į duobę, nu tokia kaimiška, senoviška. Eko klozetukas, bet toks šiuolaikinis. Be vandens. Dabar dar lietuvis savižudis, dar einu prie kalno monstro dar pasifilmuoti. Dabar į kitą pusę kalną. Ja. Ja. Čia dieną ką jūs tą patį butelį? Ne. Jo, Ne. ten. Klausyk, Akevyten. kokį tau tą patį trečią dieną pažiūrėk, kokios tačkos. Čia dar tiek atsargų yra. Keičiam kas pusvalandį. Nu, gerai, skol, sveikatą. Istorijos pamoka iš Vidmanto apie Narviką. Ir supranti, jie kalba, žinai, diskutuoja, kaip, reiškia, norvegai leis išplukdinti. Supranti, nes norvegai karo nebuvo dar. Nu, Ir tai supranti, kol jie vokietis nebuvo daėjęs iki Norvegijos. jie dar nebuvo užpuolę jos, supranti. Tai čia kalbu ėjo apie kokios 37 metus Ne, galėtų būti. čia 49 buvo. Čia kai jau Lenkija buvo užimta, viskas, čia supranti. Ir supranti, kalba jie ir šitą ateina prie Anglijos tų šitų Pasiuntinių. žinai, ambasadorių atėjo, jos pasikvietė, viskas ateina, o jiem pasakė, kad Vokietija, reiškia, puolo Norvegiją, karalius pasitraukė, o vokiečiai jau plaukė į Fjordą.
Supranti, ir viskas, supranti, ir tada prasideda tenai tas visas sumušimas, jis išlaksta, anglai, reiškia, Norvegai padeda anglams pabėgti, nes, žinai, vokiečiai buvo pasakę, kad juos areštuoti, bet jiem leido pabėgti, surado kur hito kalnuose kažkur tai. Galų gale juos į sieną išdavė, nes tam pradėjo kankinti vieną, tiksliau, irgi buvo vieno partizano, Norvego partizano žmonos, reiškia, vaikas taip susirgo, kad jį reikėjo operuoti. Supranti, ir atėjo tas gydytojas, o jie ir pasakė, sako, pasakyk, kur jie yra, kokiam namiuke, mes išoperuosim vaiką. Ir jinai pasakė. Ir vokiečiai nuėjo, supranti, ir tuos nušovė, tuos anglų, reiškia, diplomatus, supranti. Čia tas vintas, bet esmė tame, kad po to tą visko vaboja. Ir jie bandė daugybę kartų per ten vežti, susprogdino Norvegai, laivus, laivynus, vėl jie atstatė. O tai palauk, šitą prie Oslo ten yra suskandinta buvo, kad ne, tai čia prie Oslo čia kita istorija. Tas pagrindinis laivas, Jufredis, kuris plaukė, supranti, jau vokiečių buvo didžiausias laivas, pasiuntinys, supranti. Norvegai turėjo... O kas prikrauta ten buvo? Ne, tai buvo, visa administracija ten. Supranti, jų didžiausias, brangiausias, tai buvo jų veidas pasaulyje. Protai tokie. No. Ir supranti, plaukė laivus, supranti, nes Norvegai neturėjo su ko krauti, jie nieko neturėjo, laivai, jie turėjo tik tai ietis tos, žinai, sakyta. Turėjo 3 patrankas saloj, tai nuo švedų laikų dar buvo. Supranti, ir vienas toksai šitagi karininkas, jisai labai patriotas buvo, jisai sako, ne, mes šausim, jam neleido šauti. Jie pataikė šitą, turėjo porą torpedų ir keli šūvius. Bleka, viską pataikė. Ir nuskendo laivas, pačioj siauriausiai vietoj. Ir nebegalėjo kiti plaukti. Jie tie kiti laivai, kurie plaukė iš paskos, jie nebegalėjo plaukti. Tai per tą laiką, kol jie sugebėjo rasti kelią aplinkui, per tą laiką sugebėjo karalius pabėgti į Trondheimą ir iš Trondheimą į Angliją. Jeigu to nebūtų padarę, šitagi būtų jie paėmę karalių. Tai neaišku, būtų baigėsi. O įdomiausia tame, supranti, kad ten ta patranka nebuvo keli šimtus metų šauta. Jis, supranti, nuo švedų laikų, nes švedai buvo pasistatę, kad gintis nuo kitų priešų, kai dar Norvegija valdė. Tai supranti, pagalvok, metų praėjo. Bet kas įdomiausia, jam buvo įsakyta nešauti, nes jie bijo, ką padarys vokiečiai su Norvegija. Karui pasibaigus, tai jį nubaudė už tai, kad jis buvo nepakluso įstatymui. Nubaudė tame ne kalėjime, bet jį tenai... Tie laipsniai, tai jį ten pažemino pareigose, viską, kad reiškia, ant tokio lygio buvo pasąmonė dar kvaila, žinai. Girgžda. Kaip Artūras, pasisekėm silvinimą. Oi, gerai. Svarbiausia, kai serviso tarnybų iš paskos važiuoti ir sekasi. Nu ką, šiandien iki Nakvynės sakė dar 7 kilometrai. Va, ten kažkur tai ežero gale. Oras puikus, nuotaika puikiai. Va, draugai, parodysim, kaip jie dirba nesunkiai. Nesunkiai nuo kalno. Leidžiamės, va ten takas matosi. Artūrai, pamojuok. Vidmantas su vėjeliu nudumė. O tramplininkas bus kažkas. O tas sniegas baigėsi. Oba.
atsargiai Vidman, tai neišgriuk. Va, jau samanų atsirado vaikščiojimui, bet gerai ir slydžio apačią nusivalyti, ne? Pasivalyti jo. O žiūrėk, dar yra mėsos. Kažkoks tai. Sumindė turistai, man atrodo. Klausyk, Dainiau, dėl baltymų pajungti. Nu ką, dienos pabaigoje gavom desertuko. Ten va Vidmantas sunkiai kopė. Artūras dar tik tai ruošiasi. Čia atviežos jau yra likę kažkieno. Bet jau eglutė žalioji. Visą laiką, dienos etapė visą laiką toks vienas yra. O dar toli. Nu ką, jau saulelė vakarop. Šiandien turėsim gražią vietą nakvynei. Šalia upės. Gal netgi vandens bus galima pasisemti, nereiks tirpdyti sniegą. Ir štai draugai su daiktais. Vidmantai, ar gerai bus čia? Labai gerai. Kaip čia, tą kalaviją į koją, ne, sakai? Dėl to, kad atvers vanduo, kur nėra atvira Gulbės vandens skrenda. josna. Tai jis turi leistis, tai reiškia. Čia nusileis, ten nusileis kažkur. Jeigu nėra atvira vandens... Geras. Net nesu matęs Agirdi kalnuose šitų ančių. Čia ne antis gulbės. Gulbių.